Ar dėkingumas gali pakeisti tavo nuotaiką? Dėkingumas nėra tik gražus jausmas, tai moksliškai pagrįsta praktika. Tyrimai rodo, kad kasdien užrašius 3 dalykus, už kuriuos esi arba esame dėkingi, vos per 3 savaitės reikšmingai sumažėja streso ir net depresijos simptomai. Neuromokslininkai nustatė, kad dėkingumo praktikos aktyvina kaktinę smegenų žievę ir dopamino sistemą. Tai reiškia, tai perjungia mūsų dėmesį į teigiamus patyrimus ir stiprina motyvaciją. Įdomu, kad net kai dėkingumą išreiškiame tik mintimis, mūsų smegenys reaguoja taip, tarsi būtume patyrę realią paramą ar palaikymą. Kitaip tariant, dėkingumas veikia kaip emocinis raumuo. Kuo labiau jį laviname, tuo daugiau stiprybės jaučiame kasdien. Tai yra tas pats kaip sodas. Kuo daugiau laistai ir prižiūri, tuo daugiau grožio atsiskleidžia. Klausimas, kokius 3 dalykus galėtum užrašyti jau šį vakarą? Prenumeruok ir kasdien priminsiu paprastus būdus pasirūpinti savimi. Ačiū, kad žiūrėjai.